Sveiki atvykę į Dolnį Moravą, Čekiją, kur yra vienas geriausių bike parkų, esantis artimiausiai Lietuvos. Ir šiandien šiame parke išmėginsim, kaip amortizatoriai veikia po pilno serviso ir išmėginsim, kas naujo. Taip pat, aišku, turėsim daug gero laiko. Kaip ryte, nieko nelaukus. Varom, nusipirkam bilietą ir varysim šerti į trasas. Yes, dvidienykės Dolnį Morava. Šiam 6 eurai. Chebrytė renkasi, bilietukai nupirkti, smagumas prasideda dabar. Welcome, sveiki atvykę į gražiąją Čekiją. Turime dar vieną jaunuolį, laukiantį. O kur yra kitas jaunuolis? Apšilimas vyks aukliai trasoje, raudonoje. Ginklai paruošti. Opa! Smagus džampukai. Pakabinantis. Artimas važiavimas. Nelabai pasitikiu ir matau, kur važiuoti. Okay. Smagus bermukai. Tęsiam nesustoja. Labai daug šuolių. Šuoliai smagiais išmetimais. Bet jau energija mažėja. Sunku daras. O, be sustojimo. Važiuojam visą trasą. Jip. Fiziškai tikrai nelengva. Crazy. Wallridas. Boom. Priartėjom prie tėvuko. Energija lygu prie nulio. Neįsivaizduoju kiek šuolių, bet labai daug. Išprotėję visai. Nice. Va čia tai apšilimas. O čia tai apkaitėm. Šiaip ilgai nestoja. Iškart ant suolo. Bet gera trasa, tikrai. Tie lipukai tokie gražus atrodo, tvarkingi. Tėvukai per skinį važiuok, po kairę ten. Atsidūsa. O, visi per skinį važiuojam. Hei, nestabdykit! Hebra! Jau! Biški dugnais, bet geras oras buvo. Dash hour.
Man smagiai. Kaip pirmieji įspūdžiai. Šilta tikrai. Vėjukas dar neaišku, koks atviroji vietoj. Čia nėra. Saulutė pleškia, gera nuotaika trykšta. Tėvukas šoka į priekį. Didelis pūstinimas. Ir downhill. Jip. Šarksiniukas. Šitie tokie gan nuobodus. Jau. Šiaip tas antras stepapas prie namelio. Ai, nu, jo. Nu, tai sviedė tave? Jo, tai ten smagiai. Labai sviedė. Slow and high. Have fun. Atrodo, daug daryti kažko ir nereikia. Važiuoji ir prisitaikai. Alright. Pirmasis nuvažiavimas padarytas. Welcome to this paradise. Welcome. Siboku. Te biškį pasireguliuoti reikia, čiučiuką daugiau ir bus, manau, labai gerai. Ką mes čia turim? 107,7. 108,5 liuks. Bus labai gerai. Nauji pojūčiai, kurių nesu jautęs. Daug sofos sėdėjimo. Kokios išvados? Nereikia daryti. Kas bus praktiškai atlikta? Elgsenos korekcija bus tokia, kad kai parašys kas nors, kad gal varom pasivažinėt, tai sakysiu taip, šauni mintis. Šita dalis iškirpta ir bus pastoviai panaudota, taip? Tikriausiai. Traukt už vadžių vėl į mamutų trasą. 4 mamutai lekia į trasą. 4 mamutas lekia į trasą. Yes, važiuojam. Tai trasa prasideda čia pat, ta pati pradžia, tie patys šuoliukai, tai nebesikartuosiu. Parodysiu, kur susikerta ir nusukimas. Op. Nu ir nusukimas į juodą. Jau, pakabinantis. Arom! Bum. Tęsiam toliau DH juoda trasa, lendame į tamsumą. Vėl akmenų pasaulis. Čia pragepinti šitą būtų galima ir čia pragepinti būtų galima. Manau, kad turėtų būti labai ramu. Nu va toks ir jausmelis, kad atrodo, nu gražu čia tikrai. Priežiūros gal reiktų šiek tiek ant nusileidimų jo išplūti. O tu važiuosi ar ne? Įtariu, kad ne, bet dabar dėrybos vyksta. Kas? Padanga. Rėmas, skila? Eik! Taigi sakai, kad landingas grinai. Oi, tai... O, grinai. Ai, tu savo. Va čia grinai rodo savo brandą, va toks va. Signature, grinai signature. Niekada gyvenime nebūčiau pagalvojęs pažiūrėti, bet kažkaip sustojau galvoju, man čia dideli šuoliai, o jeigu kas būtų, jeigu šokčiau užturėjimas, taip dairausi, nu čia viskas gerai, taip, O klausimas dabar irgi, ar čia dabar, ar jau buvo anksčiau? Klausimas. Zinkbikes dabar? Zinkbikes, aš irgi galvoju, kad... Bet toks lūžo Rėmas jau chebra apie kitą trina rankom, kokie čia. Įdomu, ką pamatysim. O ką nuomoja Dolinė Morava?
To išsiaiškinsim. Mamutava. Ir juoda traselė, pažymėta kaukolė. Nu. Kita pirma sekcija. Overshootas, pakeisinimas ir sustojimas. Čia reikia kitą kartą vietą menį, kad reikia pasistengti. Mamut Trail antroji dalis. Nepatiko. Kodėl taip dugnais? Nu per daug. Džiūso buvo įdėta. Tai čia pasistabdyti. Čia kairinis. Čia dešininis. Važiuojam patikrinti, ką gali išnuomot Dolinių Moravoj. Gražiai atrodo, kas čia kieno dviratis tai paliktas. Čia labai geras, tik aišku, biškai gali suskilti, jeigu žiūrės ilgai. Šitas smogus. Yra reikalų visai nuo vairo laikymo. Tikrai skauda jau pirštukus. Bet noriu pasidžiaugti, amortizatoriai veikia puikiai. Chebryte, jeigu norit pasidaryti servisą, ką reikia būtinai darytis. Kalnų dviračių viena svarbiausių dalių yra amortizatoriai. Įtakoja dviratį labai stipriai. Tai jeigu jų neprižiūri, prarandi pačią esmę kalnų dviračių ir patį malonumą. Tai nepamirškit prisižiūrėti amortizatorius. Ir tai padaryti kainuoja, bet tikrai verta. Ir tai galit padaryti pas Andrei Suspension Works. Sutvarkė mano amortizatorius, patikrino viską, pakeitė viską, tvarkingai padarė, atsakė visus klausimus. Jeigu kam reikia, pridedu linką į jo page'ą, tai aprašymę rasit, nueikit, pažiūrėkit, paklauskit, jeigu kažko reikia, tikrai atsakys ir pagelbės jums, kas susijęs su amortizatoriais viskuom. Nelengvai važiuojas, bet smagiai. Ramba atrodė tiesiog nuo nusileidimo pavažiuojant, tai tas bangas įsispaudžiant ir atrodo visai geras greitis. Taip, čia greičiai ir nereikia. Geriau lėčiau įvažiuoti ir gerai įsispausti ir visai neblogai atrodė greitis. Let's get it in the air. Let's go! Atsigavęs šiandien, aiškiai energiją spinduliuoju. Širgi jaučiuosi gerai, paėmiau visą savo lainą pagal planą. Jo, rimtai. Viską paėmiau, viską Nice. dariau. Nuvarom pažiūrėti, ką čia pasiūlys. Ką pasiūlė? Ką? Tam džemperį. Specializdas. Specas, ai, ten kur išvarė. Štuka 6, ne? Šiam 6 eurai. Tai labai normali kaina šiam 6 eurai, sakyčiau. Čia tiesiog jų skaičiai žiauriai gąsdina. Atrodo kaip elektrinis. Oi, galinis šoksas, koks blogas. Bet už šiam 6 eurų šiaip nėra taip labai blogai. Šitas važu. Diena išgelbėta. Nu jo, jau reikia vertinti visai ranus, nes eilutė yra visai adekvati. Kokiu dviračiu net keltuvas sustabdė. Tau reikia važiuojant užsisekti šalmą ar ne? O, reikėtų atveju. Bet nekrisu, tai nežinau, ar svarbu. Geras nusiteikimas. Kas buvo?
Prigulė. Blemba. Kažkas negerai. Gedas sėdi. Ai. Viskas gerai? Nu, gyvens. Jau toks laimingas buvau. Taip smagiai ėjosi čia. O kas nutiko? Berme kažkaip slystelėjau, priekis nuėjo ir tiesiog atsiguliau berme. O sėdi, kad sėdėtų, ar sėdi, kad... Sėdžiu, nes iš pradžių buvo labai nemalonu. Dabar lyg ir biškai gerėja, bet dar norisi minutės. Bet atrodo, ant pečių nekritai. Ant kairio peties kritau, bet taip kažkaip neskausmingai. Tam nemalonu. Nu, žodžiu, gausiu atsigert. O, nemalonu. Bet viskas kaip ir gerai. Nu jo. O kas čia švilpė? Tėvukai tu? Aš gal pats užšvilpė. Motivacija pakritus, gal pasitikėjimas. Ne, bet prieš tai buvo staigiai pakilus, tai čia dar pliusė sėdžiu šioj kelioniai. Alkūnio apsaugos pasiteisina. Tiesa. Alkūnė nekraujuoja, džersį tik jau galima bus pasikeisti. Nežinau, gal dar stiprint. Gilus apmąstymai. Tėvukas biški bijo savo naujojo dviračio, bet aš manau, kad gali pasitikėti. Aišku, neprišnekėsiu. Kaip dviratukas, iš 10 balų vertink. Kiek rašai? 6 vien dėl to, kad galiu važiuoti. 6, tai nėra tai blogai 6. Nėra blogai. Jeigu padarai klaidą, tai nežinai, ar išgyvensi. Kažkieno nelaimė, o kažkieno laimė. Galiu biškai čia pasukinėti, kad tiesiai užstovėtų. Kad tiesiau užstovėtų. Šiaip balta spalva tikrai geriau žiūris negu žalia prie tavęs. V3 baltas. Per aukštai sėdynė? Ne, tai Ai, prasideda. Čia milimetrą pasuko į šoną. Nu va čia galima pasitikėti, va ponų dviračių iškart akivaizdžiai. Pajudam. Baltas, gražus dviratis. Oh. Sorry. Oi, traukia. Geras čia buvo. Raištelį traukė. Nefainiai. Go in a crazy train? Yeah, man. Are you going first or? Yeah. Yeah, okay. Follow your... I can go in the back. Okay. Not to continue. Let's get some fun. How was with the wind here? Yeah, it was a little bit windy there, but we're fine. I was like going like this. Yeah, me too. A little, not too much, but it wasn't. Neperspaudžiam per pirmą šuolį. Op, biški, pasistabdai. Tobulai. Ten ką girdėjau. GG. Kitą kartą bus ir šis. Čikt. Nu gerai, pasiruošęs. Juodoji DH trasa labai smagi. Tai smagiai, reikia tik suvažiuoti. Prasideda drop in. Dropukas, opa. Jumpukas. Sunkus gan posūkis. Dar vienas dropas. Ir šarpinas. Suleidžiami tiesiai. Šitas visą laiką nepataikau, reikia gal stipriau pušint. Žymėji laiptai. Tamsu kaip.
Žiūri tamsu. Eina savo. Kaip sunku. Long jumpai. Dropas. Šuolis per akmenis. Bam. Du dropukai. Šaltinas iš posako. Apa. Jau. Smagus greiti šuoliukai, reiseriai. Jep. Ir last dropas. Apa. Very nice. Maždaug taip, kairioji ranka. Va čia tai Denikė. Už vieną praradom, bet laimingai. Sveikatėlė. Gerai, chebrytė, tai laimingai baigėsi diena, be kažkokių didelių incidentų. Minimalus krešas buvo, bet tikrai nieko baisaus. Smagu iš tikrųjų, kad dviratis važiuoja maloniai. Prižiūrėkit savo dviračius ir nebūkit tokie kaip aš. Tai ne pabaiga, važiuosim į kitą bike parką. Dolny Moravą rekomenduoju daugelį raiderių kaip vienas geriausių bike parkų, kuris yra netoliese. Palyginus 10 valandų kelio ir esi vietoj. Ačiū, kad buvo šiame video ir iki kito bike parko. Čiau, čiau.